ir pradedame minėjimą skirtą Vilniaus geto likvidavimo 80-osioms metinėms paminėti. Minėjime dalyvauja ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, vyriausybės nariai, ekscelencijos ambasadoriai, Lenkijos Respublikos Senato pirmininko pavaduotojas Michal Kaminski, Pasaulinio holokausto atminimo centro pirmininkas Dani Dajan, Yad Vashem muziejaus direktorė Rišelė Bat-Kaplan, Lietuvos žydų litvakų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski, Lietuvos žydų bendruomenių atstovai. Gerbėmieji, Antrojo pasaulinio karo metais nuo nacių ir jų kolaborantų rankų žuvo apie 6 milijonus Europos žydų. Tarp jų apie 200 tūkstančių Lietuvos žydų. Prašau Lietuvos žydų genocido visas holokausto aukas paminėti tylos minute. Toliau posėdžiui pirmininkaus Seimo pirmininkės pavaduotojas Paulius Saudargas. Kviečiu gerbiamą Seimo pirmininkę Viktoriją Čmilytę Nilsen pasisakyti. Garbūs svečiai, visi išgyvenę holokaustą, gelbėtojai ir jų šeimų nariai, ekscelencijos ambasadoriai, kolegos Seimo nariai, visi brangūs susirinkusieji. Šiandien minime svarbią ir skausmingą sukaktį – Vilniaus geto likvidavimo 80-asias metinės. Šiemet, kaip žinote, pažymime ir mūsų sostinės Vilniaus 700 metų jubiliejų. Šios dvi datos yra neatskiriamai susijusios, kaip istorijos pradžia ir pabaiga. 1323 metais Lietuvos valdovas Gediminas laišku kreipėsi į vakarų Europos nagingus žmones – amatininkus, žemdirbius, prekiautojus, siūlė palankes sąlygas, kvietė atvykti, prisidėti prie šalies gerovės kūrimo. Neabejotina, kad gandas apie tolerantišką kraštą pasiekė ir Europos žydų bendruomenės. Taip Gedimino laiškas, kuriame pirmą kartą paminėtas Vilnius, tapo realia prielaida prasidėti žydų istorijai Lietuvoje. Kiek daugiau nei po pusšimčio metų Vytauto ir jo įpėdinių suteiktos privilegijos įtvirtino žydų autonomiją, užtikrino teisinę valstybės apsaugą, nustatė palankes galimybės dalyvauti ekonominėme gyvenime. Žydų bendruomenių skaičius augo, jos stiprėjo, veikla įvairėjo. Atsirado skirtingas bendruomenės telkiančių ir koordinuojančių organizacinių struktūrų, kurios jau nuo XVI amžiaus pabaigos užtikrino Lietuvos žydams plačią autonomiją ir stiprią savivaldą. Tuo laiku formavosi žydiška švietimo sistema, kurios dėka kone visi jaunuoliai pažino raštą. Žydai tapo svarbia jėga, keliančia Lietuvos miestų ir miestelių ūkį, amatus, prekybą. Vilniuje, kurį imta vadinti Šiaurės Jeruzalė, telkėsi intelektualiniai ir dvasiniai judėjiškos tradicijos pajėgumai. Tai atsispindėjo ir žinomame posakyje – uždarbio važiuok į Varšuvą, o išminties į Vilnių. Istorinės Lietuvos teritorijoje formavosi savitas žydo litvako tipas, pasižymintis tam tikrą pasaulėžiūrą specifiniu mąstymo būdu. Po 17 amžiaus nuosmukio žydų litvakų gyvenimas 18 amžiuje vėl atgauna jėgas. Vienas iš dvasinio atgimimo ženklų – Elijas ben Saliamonas Zalmanas, pasaulyje žinomas Vilniaus Gaono vardu. Vilniaus Gaonas tapo lietuviškosios arba litvakiškos krypties pradininkų judaizme, kuri ir dabar turi didžiulę įtaką Izraelyje. Neatsitiktinai 2020-uosius Seimas paskelbė būtent Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. 1918-aisiais Lietuvai atkūrus valstybingumą
žydų bendruomeniai buvo garantuotos visos mažumų teisės. Žydų reikalų ministrai be portfelio šalies vyriausybėse dirbo iki 1924 metų. Tai unikalus atvejis Europoje tarpukario laikotarpiu. Žydų reikalų ministrai rūpinosi ne tik savo tautiečių tautinės mažumos reikalais, bet ir užsienio politika, mokesčiais, socialinėmis pašalpomis bei švietimu, tai projektuodami bei veikdami bendrąją Lietuvos politiką. Kai nacijai įžengė į Lietuvą ir žydams iškilo mirtinas pavojus, toks, kokio nebuvo per visą beveik 700 metų istoriją. Pirmasis žydų reikalų ministras Jokūbas Vygockis, tuomet jau 84 sulaukęs gydytojas, Vilniaus miesto tarybos narys, žydų bendruomenės pirmininkas, bandė aiškinti su vokiečių administracija, bet buvo įmestas į kalėjimą. Jo žmona žuvo Vilniaus gete kartu su beveik 60 000 kitų Vilniaus žydų. Tai skaudi, be galo tragiška pabaiga įspūdingos istorijos, po Kruopelytę kurtos kone 7 amžius. Tai pabaiga be pabaigos, tarsi pakibusi klausimu, kaipgi vis dėlto galėjo nutikti, kad per tokį istoriškai nereikšmingą laikotarpį, vos porą metų, buvo nubrauktos beveik 30 kartų pastangos. Tai pabaiga davusi pradžią naujai istorijai, atminties istorijai, kuri reikalauja susikaupimo ir pagarbos, empatijos ir supratimo. Atmintis nepadės sugrąžinti ano gyvenimo, pilno energijos, vitališkumo, svajonių, idealų, tačiau ji gali padaryti šį gyvenimą jautresniu, prasmingesniu ir teisingesniu. Todėl prisiminkime, kad niekada nepasikartotų. Dėkuoju uždėmesį. Dėkojame. Dėkojame gerbiamai pirmininkė ir dabar kviečiu gerbiamą pirmininkę perskaityti mūsų pasiekus Europos parlamento pirmininkės Robertos Metsolos laišką. Prašau. Gerbėmieji, šią iškilmingą progą, kai prisimename tamsų ir neapykantos kupiną Lietuvos ir Europos istorijos etapą, Europos parlamentas dar kartą įsipareigoja niekuomet netylėti diskriminacijos, neapykantos ir persekiojimo akivaizdoje. Europos parlamentas dar kartą įsipareigoja veikti pagal ES devizą – suvienijusi įvairovę. Net vykstant prieš juos nukreiptam genocidui, Lietuvos Jeruzalės žydai rengė teatro pasirodymus, vykdė mokslinę veiklą, išlaikė atvirą muziejų ir atkakliai kovojo su baisiomis negandomis. Norime pagerbti jų atsparumą, stiprybę ir atminimą. Dėkoju. Dėkojame Europos parlamento pirmininkiai Robertai Metsolai ir gerbiamai pirmininkiai. Dabar kviečiu dėmesį nukreipti į ekranus, kur matysime Izraelio Kneseto pirmininko Amir Ohana vaizdo įrašą. Dear Madam Speaker Chimilita Nilsson, members of Parliament, Holocaust survivors, distinguished guests. It is a great privilege for me to take part, even if online, in this commemorative event hosted by the Seimas, marking the National Memorial Day for the genocide of Lithuanian Jews. This year's event holds even deeper significance as we mark the 80th anniversary of the liquidation of the Vilna Ghetto. For hundreds of years, Lithuania was a unique center of rich Jewish tradition. In Lithuania, prominent rabbis led communities, academies of Jewish learning, yeshivas thrived, and rabbinic leaders determined elements of Jewish law accepted in the Orthodox Jewish world to this day. Additionally, the country was home to intellectual and cultural figures, artists and philosophers whose impact was felt throughout the world. All of this was cut short in the Holocaust, when the Nazis and their local collaborators destroyed most of the Jewish community in the country.
Entire communities across Lithuania Ištisos bendruomenės were visoje completely wiped Lietuvoje out, buvo visiškai and the vast sunaikintos, majority of their o didžioji members dauguma jų narių murdered. buvo nužudyti. Today's event in Šiandienos Parliament renginys Seime reflects the important atspindi change that has Lietuvoje taken place in įvykusius svarbius Lithuania pokyčius, as it relates to nes jis preserving the susijęs memory su of the atminties Holocaust. apie holokaustą This change išsaugojimu. is also evident Šie in the various pokyčiai taip decisions pat matomi adopted by ir the įvairiuose Seimas in pastaraisiais recent metais years. Seimo priimtuose Among them, sprendimuose. the legislation for Tarp property jų ir įstatymas dėl restitution nuosavybės and the grąžinimo determination of a day of ir commemoration Lietuvos žydų for gelbėtojų Lithuanian dienos minėjimas. righteous among the nations. These steps demonstrate a žingsniai courageous and demonstruoja values-driven drąsią ir leadership, vertybėmis grindžiamą and for lyderystę. that Ir we už tai express our mes reiškiame appreciation. savo dėkingumą. The ties between Israel and Lithuania Ryšiai tarp are Izraelio ir strong Lietuvos and yra sincere, stiprus ir based on nuoširdus. the tragic past, Jie grindžiami but also ne tik on tragišką shared praeitimi, values bet ir and bendromis close cooperation vertybėmis bei in glaudžių many fields. bendradarbiavimu daugelį sričių. However, it is important Tačiau to remember svarbu prisiminti, that there is still kad dar a reikia lot of daug work nuveikti. to be done. And now is not a Ir time dabar to ne rest metas on our laurels. užmigti ant laurų. We are witnessing an alarming Stebime rise in nerimą anti-Semitism keliantį around the world antisemitizmo and in plitimą Europe in visame particular. pasaulyje ir ypač We in the Europoje. Knesset stand Mes firmly čia by your Knesete side tvirtai in palaikome the jūs uncompromising fight against šioje anti-Semitism bekompromisėje and kovoje Holocaust su distortion. antisemitizmu ir We must holokausto work istorijos together iškraipimu. to promote a Turime dirbti safer, išvien, freer, kad and more skatintume kurti inclusive world saugesnį, so that the laisvesnį ir įtraukesnį unspeakable pasaulį, tragedy of the kad ta Holocaust neapsakoma will holokausto never tragedija again daugiau be niekada repeated. nepasikartotų. Never again. Niekada. In closing, I would like Baigdamas, to thank you once norėčiau dar more, kartą Madam padėkoti Speaker, Jums, ponia for holding pirmininkė, this special už tai, plenary kad session surengėte today. šį specialų By plenarinį remembering the posėdį past, šiandien. we will ensure Prisimindami a praeitį, better užtikrinsime geresnę ateitį. Thank you. Ačiū. Dėkojame. Labai dėkojame Izraelio Kneseto pirmininkui Amir Ohana už parodytą mums dėmesį ir išmintingus bei svarbius žodžius. Ir dabar kviečiame pasisakymui mus pagerbusi Lenkijos Respublikos Senato pirmininko pavaduotoja Michal Kaminski. Prašom į tribūną. Gerbiamoji pirmininkė, dear Mrs. Speaker, it is with due solemnity that I wish to commemorate Gerbiamoji with ponia you the pirmininkė, tragic events su of derama World War pagarba II kartu on su the jumis, National Memorial Day minint for the Lietuvos žydų genocide of the genocido atminimo dieną, Lithuanian Jews. noriu The prisijungti fate prie that the tragiškųjų Nazi Antro criminals pasaulinio karo įvykių prepared for minėjimo. the Jewish community living in Europe, especially in Central Nacių and Eastern nusikaltėlių Europe, is nulemtas dreadful. Europoje, ypač This Vidurio ir happened Rytų over Europoje 80 years ago, gyvenančių but žydų must bendruomenės remain a likimas yra cautionary tale šokiruojantis. forever. The memory of those heinous acts Turėtume should to serve as a nepamiršti warning for us never to hold another man Ir in such contempt. niekuomet neleisti During šiems World įvykiams War II, pasikartoti. Per Antrąjį Germans pasaulinį karą wiped out a vokiečiai Jewish population nužudė of around 6 million. per 6 milijonus Jews žydų. were forced into specially set up ghettos, Žydai buvo suvaryti į specialiai sukurtus with getus, diseases kuriuose fast disseminating the community. jie kentė badą From ir there, įvairias ligas. Visą tai They were išnaikino transported to bendruomenę. death camps or Iš mass execution geto jie buvo sites. This išvežti way, į naikinimo Germans stovyklas arba killed masinio almost egzekucijų the vietas. entire Jewish Tokiu būdu vokiečiai population, žudė nearly bemaž annihilating visus žydų gyventojus, both beveik the nation sunaikindami itself tiek žydų tautą, as the Jewish culture in tiek ir Europe. jų kultūrą Europoje. For the people of Central and Eastern Europe, Vidurio ir the rytų crime Europos of Holocaust gyventojams is of particular holokausto significance. nusikaltimas The turi Germans ypatingą carried out reikšmę. an armed takeover Vokiečiai of our countries, jėga užvaldė mūsų deprived šalis, us of our freedom, atėmė iš mūsų imposed laisvę, their rights, and įvedė developed here savo their industry of death, įstatymus aimed especially ir at plėtojo Jews, savo who mirties were pramonę, plundered, ypač used nukreiptą as prieš žydus, slaves, and eventually kuriuos jie naudojo exterminated kaip by the vergus Nazi ir invaders. galiausiai What naikino. remains is our duty to preserve the truth Mes esame of what įsipareigoję happened here
under the German išsaugoti ir occupation perduoti and ateitiems hand it down kartoms to tiesą the apie generations tai, to kas come. čia vyko vokiečių We must okupacijos nurture the metais. memory of Turime the victims branginti of those tų times laikų aukų atminimą, so that these cruel crimes kad šie never žiaurūs occur nusikaltimai again. niekada daugiau This nepasikartotų. message is particularly Ši žinia pertinent today šiandien with the turi ongoing ypatingą war reikšmę in Ukraine. vykstant karui Today, Ukrainoje. we are with you in spirit. Šiandien I would like to mes ensure esame kartu that su we, jumis the modern day dvasiškai ir noriu Europeans, patikinti, kad mes, do not forget šiuolaikiniai about our europiečiai, past and want to build a nepamirštame better savo future praeities equipped with ir our historical remdamiesi experience. istorinę patirtimį norime We kurti will geresnę always ateitį. Nonetheless, remember our Tačiau fellow mes Jewish visada citizens atsiminsime savo who tautiečius were murdered žydus, and who kurie died buvo due to the nužudyti German ir kurie mirė persecution. dėl vokiečių Lest we persekiojimo. forget, yours sincerely, Tomasz Grodzki, Mes Marshal gerbėme of the jų Senate of the atminimą. Republic of Pagarbiai Poland. Tomaš Thank you very Grodzkis, much. Lietuvos Respublikos Senato pirmininkas. Ačiū. Dėkuoju Lenkijos Respublikos Senato pirmininko pavaduotojui Michal Kaminski, kuris mums perdavė Lenkijos Respublikos Senato pirmininko Tomaš Grodzki žodžius. Norėčiau dabar pakviesti į tribūną Lietuvos žydų litvakų bendruomenės pirmininkę Fainą Kukliansky. Labai diena, gerbiamas Seime. Dėkoju už tai, kad ši sesija, speciali sesija vyksta. Dėkoju Seimo pirmininkiai ir už sesiją, ir už jautrią kalbą. Ir bandysiu pasisakyti Lietuvos žydų bendruomenės vardu apie atmintį. Man atrodo, kad Lietuvos žydų istorijos Vilniaus geto atminimas lengva ranka supaprastinamas iki minėjimų ir ekskursijų. Oficialių protokolinių valdžios atstovų minėjimų ir interaktyvių ekskursijų užsieniečiams. Abiem užtenka 1,5 valandos. Dabar čia visi irgi susirinkome, kad oficialiai paminėtume prieš 80 metų įvykusi Vilniaus geto sunaikinimą. O aš kviečiu, raginu jūs Vilniaus getą neminėti, o atsiminti. Tam neužtenka tik žinoti Vilniaus geto ribas, nors ir tai būtų sveikintina pradžia. Vilniaus getas nėra tik teritorija, gatvės ir namai senamiestyje. Visų pirma, ten gyveno žmonės. Sakau gyveno, nors nėra žodinė žodžio apibūdinanti būvį tų, kurie prievarta buvo iškeldinti iš namų, pasiėmė tik tai, ką gali panešti ir suvaryti į siauras gatveles, ankštus butus, jei pasisekė gauti butą, tiksliau kambarį, koridorių ar sandėliuką, kuriame jie šalo, ne tik dėl to, kad nebuvo kuo kūrenti, bet ir dėl nuolatinės mirties grėsmės. Bet noras gyventi buvo stipresnis. Todėl Vilniaus getas yra ne tik mirties, bet ir gyvenimo istorija. Yra tų, kurie klausia, kaip galima mirties akivaizdoje eiti į teatrą, koncertą, parodas. Kaip galima kurti, kodėl verta skaityti knygas, kokia prasmė mokytis, kai kitą dieną gali mirti, kam gydyti ligonius, jei rytoj juos nužudys. Yra tų, kuriems pasiduoti, susitaikyti paprasčiau. Bet Vilniaus getas niekad nepasidavė. Jis buvo žiauriai sunaikintas. Pastatai ir gatvės susprogdinti, žmonės dėja nužudyti paneriuose arba išvežti lėtai mirti koncentracijos stovyklose. Kas liko? Minėjimai. O aš sakau, liko atmintis.
Lentelė kabanti ant namo Žemaitijos ir Mikalojaus gatvių sankryžoje kukliai primena apie Vilniaus geto pasipriešinimo judėjimą. Iš tiesų tai įspūdingas, kelis metus trukęs, mirtinai pavojingas šimtų žmonių darbas, ruošiantis neįmanomai kovai su nacių režimu. Nemanau, kad jie naiviai tikėjosi laimėti, bet jie tikrai nesutiko pasiduoti be kovos. Leiskite pacituoti Viktorą Frankelį. Tuo, kad žmogus pasitinka neišvengiamą likimą, o kartu su šiuo likimu ir jo skirtą kančią, kaip tik tuo atskleidžia daugybę galimybių prasmingai formuoti gyvenimą, net sunkesnėmis aplinkybėmis, net paskutinę gyvenimo minutę. Abos Kovnerio, Šmerkės Kačerginskio, Fanios Brancovskos, ji vis dar su mumis, gyva Vilniaus žydų bendruomenės tragedijos liudininkė. Ir kitų geto kovotojų pasirinkimas prisijungti prie pasipriešinimo judėjimo tuo metu reiškia tik vieną. Mirtis gete pakeičiama į mirtį miškuose. Tie, kurie išgyveno, pradėjo naują kovą, kuri tęsiasi ir dabar. Išsaugoti atmintį. Šiandieną jau tradicija tapo iniciatyva skaityti Vilniaus geto kalinių sąrašus ir garsiai ištarti vardus ten įkalintų žmonių. Noriu tikėti, kad jūs žinote bent vieno Vilniaus geto kalinio vardą. Noriu tikėti, kad žinote apie miesto inžinierių Šmuelį Kaplinskį, požeminiais kolektoriais išvedusiais iš geto pasipriešinusius naciams žydus. Noriu tikėti, kad žinote, kurioje vietoje buvo įsikūręs Vilniaus geto teatras, kuriame Vilniaus senamiesčio kieme augo vienintelis gete likęs žaliuoti medis, kurioje gatvėje stovi šimtus tūkstančių knygų išdavusi geto biblioteka, geto mokyklos, ligoninės pastatai ir daug kitų vietų, kurių atminties sunaikinti negalima. Noriu tikėti, kad jums žinomi yra knygų brigados žygdarbiai, gelbėjant ir išsaugojant neįkainuojamąją žydų kultūros lobyną, kuriuo dabar didžiuojasi Ivo institutas Niujorke. Noriu tikėti, kad jūs žinote, kas buvo Juozas Stakauskas, vienuolė Marija Mikulska, Irona Šimaitė, bibliotekininkas Ulpis. Jei nuleidžiate akis ir jums manęs klausytis nepatogu, kviečiu iki kito minėjimo skirti bent truputį laiko Vilniaus geto atminčiai. Skirkite 1,5 dienos perskaityti bent vieną knygą ar dienoraštį, išlikusi tam, kad liudininkų akimis papasakotų mums apie Vilniaus geto gyvenimą ir sunaikinimą. Skirkite 1,5 valandos aplankyti žydų istorijai ir kultūrai skirtus muziejus arba ekskursijas po Vilniaus getą, juk savo miestą pažinti verta ne tik užsieniečiams turistams. Per daug? Skirkite 1,5 minutės sustoti prie atminimo akmenų senamiestyje, žyminčius namus, kuriuose gyveno Vilniaus žydai. Perskaitykite ir atminkite bent vieną vardą ir tada kitąmet mes visi jau neminėsime, o atsiminsime. Šiuose minėjimuose dalyvauju jau ne vienerius metus. Nedaug kas keičiasi, nebent dalyvių veidai. Mažai keičiasi ir mano kalba. Tiksliau, metai iš metų mano kartojami prašymai. Adekvatus Panerių įamžinimas muziejuje ir toliau lieka tik planuose. Norintis sužinoti baisę šios žudynių vietos paslaptį, turi iš anksto tartis su mažo silikatinio plyto namelio 10 000 žmonių mirties vietoje esančio muziejaus prižiūrėtojais. Paminklo įamžinančio žydų gelbėtojus nėra, o juk reikia jo ne man, ne žydų bendruomeniai. Jo reikia Lietuvai, kad pagerbtų vienus iš drąsiausių ir labiausia užmirštų savo piliečių. Žmonės, kurie rizikavo savo šeimos gyvybę, ryžosi priglausti neabejotinai mirčiai pasmerktų žydus. Jie aukštai iškėlė žmogiškumo atjautos ir drąsos kartelę.
Todėl jie yra ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio teisuoliai. Jei tiek dešimtmečių nepavyksta pagerbti jų tiesiogiai, tai bent jau baikime gerbti tuos, kurie sėjo mirtį ir neapykantą žydų tautai. 80 metų yra daug, bet ne per daug, kad pamirštume antisemitizmo keliamą grėsmę. Ne per daug, nes dar yra gyvų žmonių, savo akimis su siaubu mačiusių, prie ko priveda antisemitiški pasisakymai iš valdžios tribūnų. Šiandieną tokie pasisakymai mums turi kelti ne baimę, o pasišlykštėjimą ir pyktį. Besąlygiškas pasmerkimas yra vienintelė įmanoma reakcija į neapykantos kalbas, kurių dėja girdžiu vis daugiau. Ar kiti negirdi? Ar girdi, bet tyli? Baisi yra tyla, kaupiantis neapykantos audrai. Todėl sakau, atsiminkime, praeities nepaslėpsi. Simboliška, kad praėjus tiek metų po žydų bendruomenės sunaikinimo, iš posilikatinių priespaudos plytų atsivėrė senosios Vilniaus sinagogos pamatai, o Panerių žemė atskleidė naują nusikaltimų įrodymą, dar vieną mirties duobę. Dabar, kai praėjo jau 2 kartus po 40 metų nuo beveik totalaus Lietuvos žydų bendruomenės sunaikinimo, kai pasikeitė mažiausia 2 kartos, gal jau turime drąsos nuristi sąžinę slegiantį gėdos akmenį. Ačiū. Dėkoju gerbiamai Fainai Kuklianski ir norėčiau pakviesti pasisakymui Pasaulinio holokausto atminimo centro pirmininką, poną Danį Dajan. Prašau. Thank you, Madam Speaker. Dėkoju, ponia pirmininkė. Išgyvenusieji holokaustą ir jų šeimos, ponia pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, Jūsų ekscelencijos, gerbiami svečiai, ponios ir ponai. Abba Kovneris, Vilniaus geto partizanų kovotojų vadas, kuris užaugo šiame mieste Vilniuje, kažkada vienoje savo knygų yra parašęs taip. Vieną dieną mano sūnus man pasakė, tėti, norėčiau kada nors nuvykti su tavimi į Vilnių ir tu galėtum man papasakoti, parodyti, kur visa tai įvyko. Mano sūnus nustebo, kai aš jam pasakiau, sūnau, ta vieta jau nebeegzistuoja. Mano name, kur aš gyvenau, gyvena nepažįstami. Mes negalime jo pamatyti. Mokykla, kurioje aš mokiausi hebrajų, dabar tapusi Malkinė, getas, tiesiog suartas, Vilniaus Gaono, bet Midrašo taip pat nėra jo net atminimo ženklo jam. Žydų gatvės buvo paverstos stadionais, viešaisiais parkais. Ir kadangi visa tai išnyko, kaip sakė Abba Kovneris savo sūnui, ta vieta man nebeteikia prasmės. Šiandien čia stoviu prieš jūs Vilniuje, nepriklausomos, laisvos Lietuvos parlamente. Man tai yra didelė garbė. Ir visgi jaučiuosi liūdnas, labai liūdnas. Todėl, kad tos vietos, kuriuose gyveno Kovneris, kaip ir draugai žydai prieš holokaustą, ta legendinė Lietuvos Jeruzalė nebeegzistuoja. Vilniaus Gaono bet Midrašo nebėra senojo žydų turgaus. 100 tūkstančių Lietuvos žydų buvo išžudyti šioje šalyje, tą darė vokiečiai ir jų vietos kolaborantai lietuviai.
bene visa žydų bendruomenė Lietuvoje išnyko. To sunaikinimo mastas, tokios bendruomenės sunaikinimo, bendruomenės, gyvybingos žydų bendruomenės, kūrybingos žydų bendruomenės, neprilygstančios ko ne kitoms. Ši bendruomenė buvo sunaikinta taip žiauriai, taip sistemingai per holokaustą, per šoą. Tai didelė dalimi darė taip pat ir vietos gyventojai. Tuo itin pasižymėjo Lietuva. Beprotiška, užnuodyta antisemitinė neapykanta išnaikino ištisą civilizaciją, mano civilizaciją, jūsų gimtojoje šalyje. Leiskite pacituoti pranašo Jeremijaus žodžius iš Raudų knygos. Dėl šių dalykų aš raudu, ašaros rieda mano veidu, nes neturiu greta paguodos. My eye runs down with tears because the Comforter is far from me. Still, ir visgi drįstu suabejoti su pagarba, bent jau iš dalies dėl Aba Kovnerio, žymaus žydų didvyrio žodžių, kuriuos jis pasakė. Tai yra, kad ši vieta jam nebeteikia prasmės. Because bent jau man, ar tiek daugeliui žydų, lietuviams taip pat ir kitiems, ši vieta Vilnius iš tiesų turi prasmę. Ji turi prasmę dabar, turės ir ateityje, bent jau privalo turėti. Lietuvoje aš lankausi jau antrą kartą per pastaruosius 12 mėnesių. Man teko susitikti tiek su jūsų premjere, tiek su parlamento pirmininkė Vilniuje, taip pat ir Jeruzalėje. Teko susitikti ir su jūsų užsienio reikalų ministru, kurio prosenelė Ona Jablonskytė Landsbergienė buvo pripažinta pasaulio tautų teisuolė. O šiandien mus taip pat ir jos sūnus pagerbė mus, būdamas čia šiame minėjime. Šiandien turiu vilties, jog atsiranda supratimas dėl dalykų, kurie susiję su holokausto atminimo įamžinimu Lietuvoje, imamas rimtų veiksmų, tačiau vis dar reikia daug ką nuveikti. Tačiau tai, kas yra daroma dabartinės Lietuvos vadovybės, taip pat ir parlamento, man suteikia vilties. Mums suteikia vilties ir laipsniška, bet esminė pažanga, kuri yra daroma per pastaruosius metus Lietuvoje, apimant įvairias svarbės iniciatyvas, siekiant paminėti holokaustą ir išsaugoti žydų paveldą kartu su Yad Vashem pastangomis. Tačiau dėja dar nepakankamai pažangos buvo pasiekta. Nors požiūriai, kurie yra taikomi, politikos, kurios įgyvendinamos, tą daro Lietuvos vadovybė, taip pat Lietuvos parlamentas priimdamas rezoliucijas. Nors visą tai suteikia vilties, tačiau vis dar reikia daug ką nuveikti. Mūsų bendra užduotis nėra visapusiškai gyvendinta, kol tas supratimas apie holokaustą pasiekia ne tik šalies vadovybę, bet ir visus visuomenės narius. Mane taip pat įkvėpia galimybė pagarbiai, bet aiškiai paminėti šią jautrią temą, prisimenant ir mano pirmtako pavyzdį. Tai yra amžinatilsį Icchaka Rudnickį Aradą, kuris taip pat dar buvo žinomas Tolka. Tai jos slapyvardis, kuomet jis veikia kaip partizanas. Jis gimė Švenčionyse, kovojo miškuose prieš nacius ir jų kolaborantus, buvo infiltravęsis net Vilniaus gete. Daktaras Aratas tapo labai žymiu holokausto istoriku, daug prisidėjo prie jo tyrimų ir atminimo įamžinimo. Tolka mirė 2021 gegužę, prieš man tampant Yad Vashem direktorių valdybos pirmininku. Aš žinau, kad jis tikrai paragintų mane pasakyti jums čia šiandien, kad antisemitas
ypač toks, kuris yra žudikas, negali būti laikomas šiaip jau geru asmeniu, ką jau kalbėti apie jo laikymą didvyriu. Reikia vengti suteikti garbės tokiems skerdikams. Tačiau Lietuva taip pat turi nuolat pripažinti, kad dauguma Lietuvos žydų buvo išžudyti holokausto metu, taip pat ir Lietuvos bendrapiliečių rankomis. Ir kad lietuviai taip pat dalyvavo žydų naikinime kaimyninėse šalyse. Tokį pripažinimą mes esame skolingi žydų aukoms. Bet taip pat mes tą esame įsipareigoję padaryti ir dabartinėms ir būsimoms lietuvių kartoms. Užuomaršumas yra blogas pavyzdys, kai kalbame apie mokymąsi, jaunuolių mokymąsi. Turėtume netoleruoti antisemitizmo taip pat ir šiuose rūmuose. Tokia nulinė tolerancija turi būti taikoma taip pat ir karo nusikaltėlių šlovinimui, nusikaltėlių, kurie yra susiję su žydų žudynėmis. Tokios pavardės kaip Noreika, Škirpa, Krikštaponis nesuteikia garbės jūsų tautai. Taip pat nepadeda laikytis ir tarptautinių standartų susijusių su atminimo, tinkamo atminimo įamžinimu. Lietuvos istorija holokausto metu tikrai pasižymėjo ir paminėtinais gelbėtojais. Kartu su jūsų premjere esu suteikęs pasaulio tautų teisuolio vardą daugeliui tų didvyrių. Tačiau Lietuvos istorijoje holokausto metu taip pat buvo ir piktų nusikaltėlių ir tiesiog nusikaltimo stebėtojų. Visus juos reikia atsiminti šiame kontekste ir toks atminimas taip pat turėtų būti proporcingas. Todėl būtina tęsti mūsų pastangas siekiant skatinti tikslų, teisingą holokausto tyrinėjimą, švietimą šią temą, jo įamžinimą. Tai yra būtina ir tą turime daryti kartu ir su jūsų visuomenė ir tai turi būti daroma visapusiškai. Gerbiama ponė pirmininkė, kitą sekmadienį, saulei leidžiantis, 10 hebrajų tišrėjus dieną, žydai minės Jom Kipurą. Tai yra švenčiausia diena žydų kalendoriuje. Aš tuo metu būsiu Izraelyje, išdidžiai ir saugiai jausdamasis nepriklausomoje žydų valstybėje. Tačiau būsiu jau praleidęs 48 valandas savo šalyje po to, kai būsiu grįžęs iš Vilniaus. Tad žinau, kad ir mano maldos tuo metu tikrai bus kiek kitokios nei tos, kurios buvo prieš 81 metus. 1942 rugsėjo 21 taip pat buvo minimas Jom Kipuras. Ta pačią dieną Hermanas Krukas savo dienoraštyje čia Vilniuje užrašė taip. Buvo pasirengta Jom Kipuro minėjimui. Svarbiausia buvo maldos teatro auditorijoje. Salėje susirinko žydai, kurie atvyko paminėti šią dieną. Visi laukia, kol atvyks ir žydų tarybos pirmininkas. Galiausiai atvyksta ir jis ir trumpai pasimeldžia. Tuomet prasideda didžiulė rauda. Tai yra vėjas iš panerių atpūtęs mirties dvelksmą. Vaikų, moterų, vyrų, kurie buvo išplėšti iš mūsų raudas. Hermanas Krukas kažkaip išgyveno Vilniaus getą, tačiau jis neišgyveno holokaustą. 1944 rugsėjį, praėjus 2 metam po to, kai jis parašė šią raudą, jisai sugebėjo paslėpti savo dienoraščius
Herman Kruk was murdered by the Nazis. Ir likus vienai dienai prieš išlaisvinimą Hermaną Kruką nužudė naciai Together with the other koncentracijos prisoners, stovykloje Estijoje. Kartu su kitais kaliniais jis buvo priverstas tempti rąstus į krūvą, in a layer išskleisti juos į eilę. and executed. Galiausiai buvo priverstas atsigulti greta jų nuogas, kuris buvo nužudytas. Let me conclude Kūnai buvo užkasti masinėje kapavietėje. for the souls Pabaigai of those who have passed norėčiau tarti žydų maldos on. žodžius Merciful God, apie who tuos, dwells above, kurie žuvo. provide a Gailestingasis sure Dieve, rest on the wings of the divine presence amongst the suteik holy and ramybę, pure who shine ramybės as brightly sparnus as the sky jiems to the visiems, souls of the 6 million. tiems visiems 6 milijonams jų sielams. שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את נשמת 6 המיליונים. Thank you so much. Dėkoju. Thank you. Dėkoju gerbiamam Dani Dajan ir dabar kviečiu pažiūrėti vaizdo įrašą, kurio metu į Seimą kreipsis Vilniuje gimęs ir holokaustą išgyvenęs žydų kilmės dailininkas ir rašytojas Samuelis Bakas. Dear Speaker of the House, of the Seimas, I should say. Dear members of the Gerbiamoji Seimas, Seimo honorable pirmininkė, gerbimieji Seimo nariai, gerbimieji svečiai, my home here in Western esu dėkingas už kvietimą iš savo namų į jūs kreipti šiame iškilmingame renginyje. very great honor. Dėkoju už suteiktą garbę. Man tai labai daug reiškia. As most of you know, Vilnius, kaip dauguma tikriausiai žinote, yra mano gimtasis miestas. Vilnius tai miestas, tai rojus, kuriame su šeima gyvenau 7 metus. war began. Tada prasidėjo karas. Some wise men say that there is a lot Išmintingi žmonės sako, kad net paprasčiausi skaičiai gali daug byloti. Mano miestui yra 700 metų, man pačiam 90. wonderful age. 90 yra nuostabus amžius. Tiek daug nugyventų dešimtmečių, tiek daug gyvenamųjų vietų, tiek daug draugų iš viso pasaulio, džiuginanti menininko karjera. Work contributes to peaceful. Manau, kad mano darbai teikia žmonėms malonumo, juos lavina ir įkvepia. Life as a family Turiningas gyvenimas, kuriame su šeimos vyras, tėvas, senelis ir draugas daugeliu žmonių. and I am only 9. Visa tai, o man tik 90. So now comes the sad number. Dabar liūdnasis skaičius - 80 80. years after the liquidation. Praėjo 80 metų nuo Vilniaus geto likvidavimo. Symbol of the Ši data barbariško, žiauraus ir tragiško Lietuvos žydų naikinimo simbolis. I'm one of Taip, aš vienas iš tų nedaugelio išgyvenusiųjų. one of my Ir liudijimas yra viena iš mano šventų pareigų. Aš ten buvau prieš 80 metų. Aš viską mačiau savo akimis. Prašau, nusikelkite su manimi į 1943 metų rugsėjį. Man 10 metų ir aš glaudžiuosi prie mamos. Mes su kitomis moterimis ir vaikais spaudžiamės Vokiečių armijos sunkvežimyje. Sunkvežimis stovi šalia geto vartų, keletas mažų vaikų verkia, šlapi vaikai, veidai varvančios nosys, kai kurie sėdi ant suolų, kitiems lieka purvinos ir slidžios grindys. Kelionės tikslas - Subačius. Sunkvežimis dar neužvestas, ko mes laukiame, gal dar neužpildyti kiti sunkvežimiai. Lauke girdisi susimaišę balsai, dejonės ir raudos, karininkai rėkia nurodymus. Dangus tamsus, dulksnoja. The vehicle's thick canopy is still open. Sunkvežimis dar neuždengtas brezentu ir aš spaudžiu seną savo piešinių knygelę prie krūtinės.
privalau ją apsaugoti nuo vandens. Aš žinau, kad dabar vyksta Vilniaus geto likvidavimas. Pasuku galvą ir pro kitus matau vyrų, moterų, vaikų eiles nusidriekusias iš siaurų geto gatvių link iš dalies atidarytų vartų. Kuprinės, gertuvės su vandeniu maišai, rakandai, susuktos antklodės, lagaminai. Mano mama, aš ir kiti žmonės šiame sunkvežimyje buvo priskirti stovyklai, kurioje dirba mano tėvas. Ten mus ir veža. Žinau, kad žmonėms gatvėje taip nepasisekė kaip mums. Juos išveš į tolimas stovyklas. Mes sunkvežimyje esame privilegijuoti. Mūsų priverstinio darbo stovykla Subočiuje, HKP, turi viršininką, kuris yra gerasis vokietis. Ir taip, man reiks dar 60 metų, kol išsiaiškinsiu jo ypatingą istoriją. Majoras Plagė buvo nacis, kuris gelbėjo žydus. Darbo stovykloje mano tėvas virina karinės transporto priemonės, jos pritaikytos važiuoti deginant medieną kaip kurą. Stovykloje smulkinama mediena ir kraunama į maišus. Vieną tų maišų užsimetęs ant peties ir įdėjęs į tą maišą mano tėvas išgelbėjo mane. Vėliau prarado savo gyvybę. Bet tai jau kita istorija ir tai vyks ateityje. Ta stovykla buvo šalia miesto ir tai geras ženklas, nes tai ne viena iš tų tolimųjų stovyklų, apie kurias getą pasiekdavo siaubingi gandai. Ir tik vėliau aš sužinojau, ką iš tiesų reiškia tokie pavadinimai kaip Aušvicas, Treblinka, Majdanek. Ir tik vėliau aš sužinojau, kas iš tiesų buvo holokaustas. Tai buvo industrializuota žiaurumo mašina. 6 milijonų žydų žmogžudystė. Ir be šių nusikaltimų, kaip matome šiandien, tai buvo ir tam tikra žmogaus elgesio laboratorija, kraštutinumų laboratorija. Ką žmonės gali padaryti vieni kitiems? Gėrio ir blogio slypinčių kiekviename iš mūsų laboratoriją. Holokausto tyrimų neįmanoma atlikti iki galo ir neturėtume baigti, nes yra nesuskaičiuojama daugybė liudijimų, kuriuose pasakojama istorijų apie oportunizmą, nesąžiningumą, vandalizmą, žiaurumą, sadizmą, apie abejingumą, neišmanimą, kvailumą, gėdą ir nenorą pripažinti. Iš kitos pusės istorijos apie heroizmą, altruizmą, dosnumą, pasiaukojimą. Net nebereikia tęsti. Jūs žinote, kad mane išgelbėjo 3 puikūs lietuviai, kurie nedvejojo, rizikavo savo gyvybę. Taigi, aš sėdžiu vokiečių sunkvežimyje, laukiame, kol prisipildys kiti sunkvežimiai. Ir aš nenutuokiu, kad tokie kaip mes, kuriems neva pasisekė, tokių buvo 1200, galiausiai vis tiek bus nužudyti, tik vėliau. Ar panika ir neviltis turi kvapą? Manau, kad aš tą kvapą prisimenu. Matau keletą vaikų vaikštinėjančių ar ant permirkusios žemės, kai kurie veidai atrodo matyti, ar dar kada nors juos pamatysiu. Mus veža į stovyklą ir mums dar leidžiama viltis. Ir taip, sugebėjimas neprarasti vilties yra tai, kas padėjo mums išlikti gyviems. Ir savyje visuomet turėjau tarsi vidinę akį, kuri gali atkurti praeitį. Ir sunkvežimyje akis mane nukelia į jau prarastą gyvenimą gete. Ir aš ilgiuosi to gyvenimo. Aš praradau savo mylimus senelius. Gete gyvenau su tėvu ir motina. Ir mūsų kiekviena diena buvo besitęsiantys vargai. Tačiau būdamas 8 ir 9 metų aš turiu dažų, popieriaus ir laiko ir svarbiausia
stiprų tikėjimą stebuklingų išsigelbėjimų. Aš įsivaizduoju neįtikimus scenarijus. Iš medinių lentų sumeistrauju paukštį, kuris mane išskraidina ant savo sparnų. Dar geriau lėktuvą, kuris subombarduoja nacius. Hitlerį ištinka širdies priepuolis. Dar geriau. Hitleris pakariamas. Spartus sąjungininkų triumfas sutriuškina blogąjį reichą. Realiau kalbant, sumažėjus geto gyventojų žudimui, žmonės ėmė manyti, kad naciai pakeitė savo politiką. Atrodo, kad jiems reikia darbo jėgos. Žinoma, žmonių mušimas, kankinimai, žudimai tęsiasi, bet ką jau padarysi? Žmonių sielos vis labiau alksta dvasios gyvenimo. Tikriausiai Mozė Biblijoje sakė, kad žmogus gyvas ne vien duona. Todėl paskutiniais geto metais kultūrinis gyvenimas buvo itin aktyvus. Žmonės susirenka, sutelkia viską, kas juose gyva ir užsiima kultūrinė veikla. Visa tai vyksta pamažu, lėtai, vakarais, po išsekinančių darbo dienų. Užsiimama muzika, tapyba, teatru, pozicijos skaitimu. Du garsus poetai Suckeveris ir Kačerginskis susidomi mano piešiniais ir akvarelėmis. Gete esančiame nedideliame teatre jie surengė mano parodą ir staiga aš tampu žinomu geto vunderkindu. Taigi, likviduojant getą, 9 metų vaikas, talentingas vaikas, spaudžiantis savo eskizų knygelę prie krūtinės, išvežiamas į Subačių, kad būtų nužudytas, kaip ir kiekvienas kitas žydas. Bet kaip manote, aš išgyvenau, kaip ir mano eskizų knygelė. Kaip ir mano eskizų knygelė, kuri dabar yra saugoma Samuelio Bako muziejuje. Tai yra dalis mano 80 kūrybos, kurią ten galite pamatyti. Galbūt tai yra ištęstinio kūrybiškumo pasaulio rekordas. Muziejus tvarkosi puikiai. Todėl aš dar kartą skyriau didelę savo meno kolekcijos dalį, daugiau nei 150 paveikslų ir piešinių. Tai yra mano antroji dovana muziejui, kuri papildys muziejaus fondus. Taip reiškiu gilų dėkingumą Lietuvai už mano nesibaigiančio darbo vaisiams pasiūlytus nuolatinius namus. Dabar mano darbai kantriai laukia, kol bus suderinti reikalai dėl jų išsiuntimo iš JAV. O gal greičiau reikėtų sakyti dėl jų grįžimo namo. Taip, mano paveikslai ir knygos apie mano kūrybą jų savininkams ir skaitytojams siekia sugrąžinti kartų atmintį. Tų kartų, kurių gyvenimai buvo žiauriai sunaikinti ir kurių gyvenimai neturėtų būti pamiršti. Nekyla jokio klausimo. Holokaustas buvo industrializuotas genocidas, vykdytas nusikaltėlių. Šiurpiausias nusikaltimas žmoniškumui, bet tai buvo ne vienintelis genocidas. Per daug žiaurių genocidų vyko ir prieš holokaustą, ir po jo vyksta ir dabar. Taip, gyvenimas šiame pasaulyje turi daug šviesių pusių, tačiau labai daug ir tamsių bei ilgų šešėlių. Mano kūryba, kurioje bandau kalbėti apie tamsią žmonijos istoriją ir keliu klausimus apie žmonijos likimą. Ir nėra paprastų atsakymų. Tačiau atrodo, kad yra daug pamokų, kurias reikia išmokti. Ir šiandien, kai matau ukrainietės motinas su vaikais ieškančius prieglobsčio svetingame Vilniuje, aš negaliu neprisiminti savęs ir savo motinos. Kartais sakoma, kad istorija nesikartoja, bet pasireiškia vis kitomis variacijomis. Aš galiu įsivaizduoti, kaip karas jūsų kaiminystėje sužadino jūsų budrumą ir ryžtą. Ir linkiu, kad jūs Seime, kur tikrai žinote, kaip užduoti klausimus, ieškotumėte ir tinkamų atsakymų. Leiskite palinkėti jums viso ko geriausio ir nuoširdžiai padėkoti už galimybę būti šio renginio dalimi ir pasidalinti savo asmeniniu liudijimu.
Labai dėkoju. Dėkojame Samueliui Bakui už nuostabiai jautrią ir gražią kalbą. Dabar norėčiau tribūną pakviesti Seimo narę Liudviką Pociūnienę, Pasaulio tautų teisuolės 1926-27 metų Seimo narės Stefanijos Paliulytės Ladigienės anūkę. Gerbėmieji ekscelencijos, brangus svečiai, kolegos, nemaniau, kad turėsiu šiandien pradėti nuo atsiprašymo. Bet šviesus močiutės atminimas įpareigoja mane atsiprašyti šiandien už tai, ką užvakar šioje salėje išdarinėjo mūsų kolegos iš opozicijos, svarstant apkaltos pradėjimo procesą vienam iš Seimo narių. Taigi atsiprašau ir tikiu, kad vis dėlto čia nugalės suvokimas, jog neatsakingas žodis kartais tampa didelio blogio sėkla. Minint tragišką šios dienos sukaktį, svarbu pastebėti, kad kiekvienais nepriklausomos Lietuvos gyvavimo metais žmonėse daugėja supratimo, kad per holokaustą išžudyti Lietuvos žydai nėra mums svetimi, kad jie mūsų bendrapiliečiai ir jų netektis visos Lietuvos netektis. Gaila, kad to supratimo daugėja ne taip greitai, kaip norėtųsi. Daugėja tuo pačiu ir supratimo, kad masiniam žydų naikinimui mūsų šalyje placdarmą parengė Stalino ordų vykdytos represijos, neaplenkusios beje ir žydų. Su pirmąja masinių trėmimų banga daugelis šviesiausių Lietuvos žmonių atsidūrė Sibire. Neabejoju, kad jeigu jie būtų likę Lietuvoje, jie būtų rimta kliūtis nacių užmojams išspręsti žydų klausimą kabutėse. Visai neseniai sužinojau, kad nepaisant pirmojo sovietmečio represijų, Vilniaus Gaono muziejaus duomenimis Lietuva pagal žinomų gelbėtojų dalį nuo gyventojų skaičiaus nusileidžia tik Danijai, kuri yra visuotinai pripažinta tarp Europos šalių kaip efektyviausiai pasipriešinusi holokaustui. Be to, nacių bausmės už žydų gelbėjimą vakarų ir rytų Europoje buvo nevienodos. Danijoje didžiausia bausmė slėpusiems žydus buvo 10 mėnesių sunkiųjų darbų. Tuo tarpu Lietuvoje žinoma atveju, kai buvo išžudytos ištisos gelbėtojų šeimos. Suprantama, kad aplink tvyrančią baimę įveikti nebuvo lengva. Vis dėlto drąsos savyje surado patys įvairiausi žmonės. Tarp beveik 1000 pasaulio teisuolių yra ir paprastų ūkininkų, ir kunigų, ir vienuolių, ir notarų, ir gydytojų, ir našlaičių namų auklėtojų. Visos tos istorijos apie šviesą šviečiančią tamsoje, apie drąsą ir meilę, apie nuoširdų išgelbėtojų dėkingumą. Paminėsiu tik keletą tų istorijų. Antrai Petrauskų šeima priglaudė Danutę Suzį Pomerancaitę, buvusią 1,5 metukų. Bulvių maiše išnešta iš geto. Ji vėliau tapo garsia smuikininkė, akademijos profesorė Bostone. Mano močiutė, Stefanija Paliulytė Ladigienė, priglaudė iš geto pabėgusią paauglę Ireną Veisaitę. Mama ir dabar prisimena, kaip ilgai močiutė vakarais kalbėdavosi su Irena. Kai jos su sesė Jonė jau eidavo miegoti, močiutei rūpėjo, kad 16-metė, ką tik praradusi motina, turėtų į ką atsiremti, pasikalbėti, stengėsi apgaubti ją motinišką šilumą, kad nepalūžtų ir rastų jėgų gyventi toliau. Paskui jau pati Irena spinduliavo tą nepaprastą dėmesingumą, kurį prisimena visi, kam teko laimė ją pažinti. Daugybei savo studentų jį įkvėpė meilę mokytojo pašaukimui. O vadovaudama Atviros Lietuvos fondui pasirūpino labai svarbių visuomenės brandai pasaulinės klasikos knygų vertimų ir leidybą. Legendinio Lietuvos partizano Lukšos Daumanto sužadėtinė Nijolė Bražėnaitė, viena iš 20 uždaryto Kauno universiteto studentų gavusių teisę tęsti mokslus Vokietijoje, išnaudojo šią aplinkybę ir tam, kad laisvąjį pasaulį pasiektų žinios apie neregėto masto žydų naikinimą Lietuvoje. Iš bendraminčių čia Lietuvoje jį gaudavo siuntinius su duonos kepale paslėptais biuleteniais su naujausia informacija.
Tada, 1943-aisiais, apie tai vakaruose žinojo nedaugelis, o tie, kurie žinojo, tiesiog negalėjo patikėti. Tuo tarpu Lietuvoje likusi Nijolės motina Konstancija Bražėnienė savo namuose priglaudė 2 iš geto ištrūkusius vaikus – Aleksą Greenhausą ir Sarą Šilingovskį. Po karo vienas jų įsikūrė Jungtinėse valstijose, kitas Izraelyje. Kai jau našle tapusi Nijolė susitiko su savo naujaisiais šeimos nariais, visi 3 ėmė rūpintis išlaisvinti iš gulago mamą Konstanciją. Į jų laiškus ir prašymus sovietinių funkcionierių atsakymas buvo ciniškas. Net nemanykit, kad išleisim bandyto uošvę į laisvę. Bet jaunimas nenuleido rankų ir pasiūlė sprendimų priėmėjams $100,000. Suveikė. Ir jau netrukus Konstancija Bražėnienė glebesčiavosi su Nijole, Aleksu ir Sara Amerikoje. Kartais pagalvoju, kaip šiandien atrodytų mūsų tuštėjantis miesteliai, jeigu jų žydų tautybės gyventojai, amatininkai, prekybininkai, gydytojai, muzikantai su visomis šeimomis nebūtų išguldyti gretimuose žvirdobėse ar miškeliuose. Tikriausiai ten kunkuliuotų gyvenimas, kaip ir šurmuliuojančiose Vilniaus gatvėse, bėgiotų vaikai, o vakarais ūžtų pilnos kavinės. Užė jos ir šalia kadaise tiek skausmų ir nevilties sugėrusių Vilniaus geto sienų. O prie tos laikus primenančios gerojo daktaro ir mergaitės skulptūras dažnai galima pamatyti besifotografuojančius mokinukus ir miesto svečius. Ta skulptūra jautriai primena apie tamsiausiais laikais nenugalėtą žmoniškumą. O tragedijos mastą turbūt ryškiausiai parodo geto policijos viršininko Jokūbo Genso likimas. Jis, kaip ir Judenrato nariai, priėmė nacių primestą sprendimo galią lėmusią vieniems mirti, kitiems gyvenimą. Per vaikų naikinimo akciją Gensas rado, kaip vieną kitą išgelbėti, pastumdamas tą 3 pasmerktą vaiką prie šeimos, kuri teturėjo vieną. Bet jo sąžinė neatlaikė ją prislėgusio nekalto kraujo naštos. Ir galiausiai jis pakėlė prieš save ranką. Tikiu, kad jis kartu su to žiauraus susidorojimo aukomis dabar yra ten, kur viešpatauja gailestingumas. Šiandien minime kraupių žudynių sukaktį ne šiaip sau, o tam, kad tai niekada daugiau nepasikartotų. Tik ar tardami never again, mes, europiečiai, neveidmainiaujame. Ar ant mūsų sąžinės nekrenta šiandien Ukrainoje liejamas kraujas? Gal tas karas net nebūtų prasidėjęs, jeigu ne mūsų lengvabūdiškas aklumas. Blogis ir prieš 80 metų ir dabar įsisiautėja ne dėl to, kad yra nenugalimas, o dėl šiaip jau neblogų žmonių abejingumo, baimės, savanaudiškumo, paprasčiausio neišmanimo. Ir pasirinkimas šiandien tas pats. Pasiduoti ar nenuleisti rankų. Ačiū. Dėkoju Seimo nariai Liudvikai Pociūnienei, kalbės istorikas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas ir mokslinės monografijos Atminties miškas Paneriai istorijoje, kultūroje ir politikoje autorius, daktaras Zigmas Vitkus. Gerbiami Lietuvos Respublikos vadovai, brangus renginio svečiai. Prieš 33 metus nepriklausomybę atkūrusi Lietuva pradėjo vykdyti savo atminties politiką. Šios politikos gairės išryškėjo jau atgimimo laikotarpiu ankstyviausiuose Sąjūdžio tekstuose. Vienas pirmųjų laisvę atgavusios Lietuvos dokumentų taip pat buvo susijęs su Lietuvos žydų bendruomenės likimu Antrojo pasaulinio karo metais. Turiu galvoje 90-ųjų gegužės 8 dienos Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pareiškimą dėl žydų tautos genocido Lietuvoje, kuriame be kito ko rašoma, kad, cituoju, Lietuvos valstybė pasirūpins žydų tautos genocido aukų įamžinimu. Tai nebuvo tuščia retorika. Per pirmuosius 7 metus buvo pažymėtos holokausto aukų kapų vietos, pakeisti užrašai, neliko tarybinių piliečių, vietos pagal galimybę sutvarkytos. Pamažu klostėsi holokausto atminties ženklų Lietuvoje kraštovaizdis,
leidęs smalsesniam piliečiui išvelgti šį lygi tol sovietų ignoruotą Antrojo pasaulinio karo paveldo Lietuvoje sluoksnį. Lietuvos atminimo politikoje visat dominavo sovietų vykdytų represijų temos ir tyrimai, tačiau ir holokaustas pamažu, pradžioje politikų, istorikų ir žydų bendruomenės pastangomis buvo įpintas į oficialų Lietuvos istorijos naratyvą. Ir per 33 metus išaugo žmonių, kuriems holokaustas yra išties svarbi ir jaudinanti artima tema bendruomenė. Holokausto atminties kultūra Lietuvoje šiandien yra nepalyginamai turtingesnė ir labiau sava nei anksčiau. Tačiau yra viena sritis, ir šioje kalboje norėsiu tai akcentuoti, kuriai vis dar pritrūksta dėmesio ir kurioje matyčiau politinės lyderystės poreikį. Tai holokausto muziejai ir jų vystymas. Lietuvos visuomenė, ta jos dalis, kuriai iš tikrųjų rūpia ryšys su praeitimi, jau norėtų pereiti į kitą lygmenį. Ir čia visų pirma turiu galvoje Panerių memorialo kompleksinį sutvarkymą ir Vilniaus geto muziejaus steigimą, kurie buvo pradėti prieš 5-9 metus. Pastaruoju metu viešoje erdvėje nemažai kalbėta ir apie Lietuvos žydų istorijos muziejų Vilniuje. Ir toks galėtų atsirasti. Tačiau visų pirma, galbūt reikėtų pabaigti tai, kas pradėta anksčiau, būtent Panerius ir Vilniaus geto muziejų. Juolab, kad įdirbis, ypač kalbant apie Panerius, yra tikrai didelis. Galima pasvajoti ir apie Lietuvos žydų gelbėtojų ekspoziciją, kad ir tame pačiame Benediktinių vienuolyne Vilniuje, kuriame buvo gelbėjamas Samuelis Bakas. Tai buvo ypatinga slėptuvė už knygų ir iš knygų. Viskas buvo iš knygų. Galbūt ateis eilė ir jai. Žinia, holokausto muziejai visuomenė atlieka daugelį svarbių funkcijų. Vokiečių istorikas Jornas Riuzenas išskyrė 5: dokumentacijos, praeities interpretacijos, politinio ir moralinio kreipimosi, edukacijos ir estetinės reprezentacijos. Ir visos jos, drįsčiau sakyti, Lietuvoje tebėra nepakankamai išnaudojamos, nors šių muziejų pridėtinė vertė visuomenė ilgojo laikotarpio yra didžiulė. Jie yra ne tik paveiki istorinės sąmonės ugdymo priemonė, bet ir teikia visuomeniai vertybinę orientaciją. Šių atminties institucijų svarba juo didesnė mūsų dienomis, praėjus 80 metai nuo holokausto, nes kaip tik dabar, šiame laikotarpėje, mes pereiname iš vadinamosios komunikatyvinės, kasdienės gyvosios į kultūrinės atminties būklę. Ir mums lieka kas? Mums lieka tekstai, pasakojimai, įrašai, meno kūriniai ir paminklai bei muziejai, per kuriuos ateityje turėsime išlaikyti gyvą santykį su praeitimi. Beje, paprastai tokie muziejai turi specialių edukacinių programų mokiniams, pagal kurias jie mokomi pastebėti ir reaguoti į antisemitizmo pasireiškimus. Įsivaizduoju, kad susipažinę su tokia medžiaga ir grįžęs namo tūlas maištingas paauglys galėtų pasakyti savo tėvui, laidančiam antisemitinės pastabas, pavyzdžiui, tėti, kodėl tu šneki kaip idiotas, turėdamas galvoje pirminę šio žodžio reikšmę. Senovės Graikijoje taip apibūdindavo žmogų, kuriam rūpi tik jis pats. Esu įsitikinęs, kad kiekvieno tokio objekto atsiradimas ir atnaujinimas pagal aukštus standartus kiekvienai nacionaliniai atminimo kultūrai suteikia gylio ir masto, o valstybė prestižo. Jau nekalbant apie tai, kad viena iš tokių muziejų misijų yra visuomenės narių empatijos ir moralinės vaizduotės ugdymas. O kaip yra pastebėjęs ukrainiečių rašytojas Anatolijus Kuznecovas savo romane Babyn Jaras, kai turi vaizduotę, labai sunku užmušti netgi žuvį. Viešųjų renginių metu galime dažnai girdėti raginimus neužmiršti holokausto, mokytis iš praeities. Tai geri ir teisingi žodžiai, bet tam, kad neužmirštum ir pasimokytum, reikia tam tikro konteksto, kuriame tas atminties ir mokymosi darbas būtų dirbamas. Geriausi holokausto muziejai, kurie, kaip žinoma, yra ir paminklai, ir tyrimų, ir edukacijos centrai, ir kuria tą kontekstą. Norėčiau baigti 93 metais tuometinio Amsterdamo žydų muziejaus darbuotojo Ralfo Levi išsakytais žodžiais. 93 metais įvyko pirmoji mokslinė konferencija apskritai Lietuvos istorijoje apie holokaustą. Taigi jo žodžiais. Pirmai kartai užtenka ir akmens, jos turi savo prisiminimus. Tačiau vėliau akmens jau nebeužtenka. Reikia pasakoti, kodėl tas akmuo yra čia. Holokausto muziejai ir yra tokių pasakojimų erdvės, sakyčiau, pasaulėžiūras keičiančių pasakojimų erdvės. Norėtųsi, kad Lietuvos atminimo kultūroje jos nebūtų antraeilės.
Ačiū. Dėkoju daktarui Zigmui Vitkui. Atmintis yra gyva tiek, kiek jį perdodama iš kartos į kartą. Mūsų minėjimas šiandieną stebi ir gyvai, ir nuotoliu daug jaunų žmonių. Į tribūną norėčiau pakviesti jaunosios kartos atstovę, visuomenininkę, Šiaulių apskrities žydų bendruomenės narę Vanesą Ražinskytę. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovė profesoriau Vytautai Landsbergi, ekscelencijos ambasadoriai, Seimo nariai, svečiai. Priešais jūs stovi iš Šiaulių kilusi mergina, kuri niekada neneigė ir nebijojo pasakyti, kad yra žydė. Šiandien noriu su jumis trumpai pasidalinti savo šeimos istoriją, skaudžią, sunkią, tačiau įkvepiančią bei pamokančią, kad po audros ateina šviesa. Tikiu, kad su panašiomis istorijomis jūs gali supažindinti kiekvienas ar bent jau daugelis Lietuvoje gyvenantys žydų. 1901 metais gimė mano prosenelis Sija Markas. Amatininkas iš pašaukimo, tvirto sudėjimo, kruopštus bei nebijantis sunkaus darbo. Turėjo žmoną, Simę Reizę, 2 dukras, Merę ir Sarą, bei sūnų Ruveną. Gyveno ramų gyvenimą Šiauliuose, iki kol neprasidėjo karas. Prasidėjus Antram pasauliniam karui, žydų persekiojimas sustiprėjo. Jie buvo verčiami nešioti skiriamąjį ženklą, buvo kalinami koncentracijos stovyklose, o šviesesnių dienų nebuvo matyti. Uždarytas į Šiaulių getą, vėliau išvežtas iš Štuthofą Lenkijoje, o galiausiai į Dachau, į šiaurę nuo Miuncheno, jis buvo priverstas palikti savo šeimą. Iškeliavo prosenelis ne savo norų, o priverstas vokiečių režimo, kaip ir kiti tūkstančiai Lietuvos žydų. Dėka savo stipraus sudėjimo ir begalinės valios jis nebuvo nužudytas, o buvo priverstas daug ir sunkiai dirbti. Galiausiai jam pavyko sulaukti karo pabaigos ir grįžti į tėvynę, tačiau savo šeimos namuose neberado. Prosenelio dukros, Sara ir Merė, buvo išvežtos į Lenkiją. Jos savo paskutinės dienas pasitiko Aušvice. Apie sūnų bei žmoną archyvai neturi informacijos. Grįžęs į Šiaulius, prosenelis sutiko jau mano prosenelę Haną, kuriai karo metu pasisekė šiek tiek labiau. 1909 metais gimusi Hana, tuo metu Gleizer, kartu su savo broliais ir seserimis bei kitais Žagarėje gyvenusiais žydais, brolio Natano atkaklumo ir drąsos dėka spėjo paskutiniu traukiniu pasitraukti Rusijos gilumą, o vėliau į Vidurinę Aziją, kur sulaukė karo pabaigos. Iš Žagarės į Rygą jie ėjo pėsčiomis, aplinkui lekiant kulkoms. Babas Hanos, mes ją taip vadindavom su visa šeima, brolis Natanas buvo pašauktas į 16 lietuvišką diviziją, su kuria iki karo pabaigos kovojo prieš nacius. Deja, jam nepavyko išgelbėti vienos iš seserų vardu Ester, kuri pateko į Šiaulių getą, o po to buvo išvežta į koncentracijos stovyklą Vokietijoje. Ten ji buvo nužudyta, kai jai buvo tik 16 metų. Kitas babos Hanos brolis Šrol kartu su mažamečiais vaikais turėjo tokį pat likimą. Iš Šiaulių geto buvo išvežti į koncentracijos stovyklą Vokietijoje ir nužudyti. Dar vienas brolis Haimas kartu su šeima nužudyti Panevėžyje. Galėjome turėti dar platesnę šeimą ir giminę, bet babai Hanai pasisekė labiau. Kirgizijoje ar Uzbekistane sulaukusi karo pabaigos grįžo į Lietuvą, čia sutiko mano prosenelį Siją ir susilaukė mano močiutės Doros, dukros Mašos ir sūnaus Jankelio. Nuo pat mažų dienų buvau mokoma savo šeimos ir tautos istorijos. Nors žydų tautos istorija apima daugiau nei 4000 metų, mano šeima rasdavo progų kasdien papasakoti jos bent dalelytę. Suprasdama, kokia tai galinga tauta ir kokią didingą ir sudėtingą istoriją esame pragyvenę, su pasididžiavimu priimdavau faktą. Aš žydė. Niekada to neišsižadėjau ir niekas neprivers išsižadėti. Pirmosiose mokyklos klasėse šis faktas niekam netrukdė, nei man, nei aplinkiniams. Tačiau augant ir keičiantis, mokykloje atsirandant istorijos pamokoms, bei mokantis apie tikrai sunkius žydų tautos istorinius etapus, o ir užduočių pratyboms paskatinant, prasidėjo užgauliojimai, šauksmai, eilėraščių deklamavimai, ką su tai žydais reikia daryti. Aš užaugau ir tie žmonės, kurie taip elgėsi. Nekartą po mokyklos baigimo girdėjusi jų atsiprašymus ir pasakymus, mes tada nesupratom, ką kalbame, nesupratom, kaip elgiamės. Galiu pasakyti tik vieną. Pradėkime kalbėti apie patyčias ir kultūrą savo namuose, kad viešumoje ši stigma dingtų ir ne tik tautinių mažumų atžvilgių.
Šiandien čia susirinkama pagerbti žydų, kurie buvo suvaryti Vilniaus getą, prisiminti visą pasaulio sukrėtusios istorijos. Dabar irgi gyvename eigoje įvykių, kurie bus įrašyti į istorijos vadovėlius. Šiuo metu Ukrainoje vyksta karas ir šie įvykiai taip pat krečia visą pasaulį. Ukrainiečiai jau daugiau nei metus yra priversti bėgti iš savo šalies ir prieglobsčio ieškoti svetur. Šiandien, minint Vilniaus geto likvidavimo sukaktį, pasakodama jums savo šeimos istoriją, savo patyrimus mokykloje ir tą begalinį pasididžiavimo jausmą, kurį jaučiu, garsiai sakydama, kad esu žydė, noriu paskatinti prisiminti mano tautos istoriją ir mokyti savo vaikus, kad kiekvienos tautos istorijos yra svarbios ir negalime engti ar tyčiotis tik dėl to, kad tu esi kitos tautybės. Padėkime šiandien ukrainiečiams Lietuvoje, palaikykime juos paprasčiausioje kasdienybėje, o ypač vaikus mokykloje. Svarbu prisiminti, kad istorijos pamokos yra ne tik apie liūdesį ir skausmą, bet ir apie išmintį, stiprybę ir atkūrimą. Mokymasis iš praeities klaidų yra mūsų žinių šaltinis, leidžiantis kurti geresnę visuomenę, kurioje solidarumas, tolerancija, skirtingų tautybių ir kultūrų supratimas yra vertinami. Priimkime tai. Tad šiandien, kai mes atsimename praeitį ir daliname šią istoriją, siekiame ne tik pagerbti tuos, kurie buvo paveikti audros, bet ir įkvėpti kitus siekti šviesos, siekti sutaikymo ir geresnės ateities. Tai yra mūsų atsakomybė. Ačiū. Dėkoju Vanesai Ražinskytei ir baigiamai mūsų minėjimo žodį kviečiu tarti signatarą, ilgametį Seimo narį, tarpparlamentinių ryšių su Izraelio valstybe grupės pirmininką, valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus steigėją Emanuelį Zingerį. Didžiai gerbama Seimo pirmininkė, labai svarbus svečiai, pirmiausiai mano kolegos Seimo nariai. Noriu padėkoti visiems tiems, kurie mane čia šitam Seime rinko 8 kartus, turiu galvoj plačios Lietuvos gyventojams, rinkėjams. Rinko mane kaip žmogų plačiai šnekantį apie visą Lietuvos baisę praeitį, skausmingą praeitį, tame tarpe pirmiausia ir holokaustą. Labai svarbu šiandien pasakyti, kad mūsų tarpe yra žmonių, kurie buvo antros kartos arba netgi pirmos kartos holokausto išgyvenantieji. Bet taip pat matau čia salėje Miką Kantor, kuri yra Vilniaus žydų išeivių sąjungos vadovė Izraelėje, matau Diną Porat, ačiū Jums už daugybę metų skirtų Yad Vašeme. 300 su viršum Lietuvos mokytojų su Jumis, Dina, sėdėjo Yad Vašeme ir buvo Jūsų dialogo dalyviais. Mūsų komisija pasidarbavo kartu su Yad Vašemu ir kartu matau labai džiugiai Kristofą Dikmaną paskyrusi visą savo gyvenimą Lietuvos žydų holokausto ir Lietuvos žydų praeičiai. Ir žinoma, Yad Vašemo vadovą. Aš atsimenu, kai mano mama mane per stipriai vaikystėje laikydavo savo glėbyje. Aš sakydavau, mama, kodėl tu mane taip stipriai laikai? Ir man sakydavo, aš mačiau, kai Kauno gete, po to Vilnių, reiškia, po to Štuthofą, vaikus ištraukė iš to glėbio. Ir pasakė man tai daug vėliau. Ir mane tausojau, kai aš buvau mažas. Bet man įdomu tik vienas dalykas, kaip mūsų palikimas tų žmonių, kurie statė kartu su lietuviais ir lenkais, kurie gyveno Lietuvoje ir čia, ir kitom tautybėm, kaip ta istorija tampa mūsų kraujotakos istorija, mūsų rinkiminio apygardų istorija. Čia yra be galo svarbus dalykas, nes Izraelio vėliava kabojo per mūsų sausio įvykius čia. Aš pats kartu su kolegomis buvau čia pakabinęs ir jinai kabojo su Ukrainos, Gruzijos vėliavomis. Ir izraeliečių širdyje yra daug erdvės ir Lietuvos pasipriešinimui sovietams. Bet per 50 metų sovietų okupacijos turim padėkoti, kad izraeliečiai negalėdami pasiekti Lietuvos, kuri tuo metu buvo pavadinta niekingų pavadinimu LTSR,
Jadvašemo Teisuolių granito galerijose buvo iškaltas žodis Lietuva. Šimtai ir šimtai ir šimtai žmonių atstovavo Lietuvą 50, 60, 70, 80, 90 metais. Jie bandė Izraelį surasti jų pavardės. Apie 1000 žmonių. 1000 žmonių su užrašu Lietuva. Tai aš manau, namų darbus Izraelio visuomenė atliko tada, kada mes buvom okupuoti ir kada jie ieškojo tų, apie kuriuos čia kalbėjo kolega Liuda, Teisuolių. Bet kita vertus, mes bandom suprasti, koks yra mūsų visuomenės pakantumo lygmuo šiuo metu. Įsiklausykite į skaičių, 94% Lietuvos žydų žuvo. Ar tai nereiškia, kad holokaustas yra unikalus ir mes turime suprasti, kad kiekvieną vaiką iki pat karo pabaigos ieškojo gestapas ir vietiniai kolaborantai. Mano pasakymas užvakar diskusijoje šitam Seime, sei ein Mensch, būk žmogum. Kai mes čia diskutavome apie antisemitizmą, ar tas priesakas būk žmogumi nebūtų pagrindinis mūsų valstybės netgi konstitucijos elementas? Aš nekalbu apie juridinę pusę. Aš kalbu apie žmoniškumą. Jūs galite įsivaizduoti Rabiną Sniegą iki karo. Rabinas Sniegas buvo tokia pavardė Rabino, šventinantį žydų karius. Žydų karius, kurie buvo labai gausų. Žydų karius, kurie padėjo galvas už Lietuvą. Žydų karių sąjunga, kurią Stalinas represavo 40 metais. Ir noriu pasakyti jums, istorikams gerai žinoma faktą, kad žydų kilmės žmonių išvežtų į Sibirą skaičius procentualiai yra numeris 1. Daugiausiai represuotų ir išvežtų Stalino NKVD tautybių tarpe yra žydų procentualiai. Visa Laisvės alėja išvežta. Visas Vilniaus elitas pačioj pradžiai buvo pradėtas vežti. Bundistai, Bundas, Hashomer Hatzair. Ir kam kyla dabar mintis laikyti šitą nuodą savo širdise, kad žydai buvo sovietų pusėje? Kas šitą antisemitinį melą drįsta dabar teikti Lietuvos rinkimuose, rinkiminėse apygardose? Žydai buvo Lietuvos valstybės pusėje 700 metų, gerbiama pirmininkė. Ir tai yra be galo svarbus faktas, kiekvienas miestelis yra po pusę gyventojų. Atsiverčiate žemėlapį pagal tautybių tarpą, žiūrite, Marijampolė, Ukmergė, Kaišiadorys, Biržai. Pusė. Vilnius 40% 19 amžiaus pabaigoje. Šitas miestas, kuris yra už šių langų, yra pastatytas tų žmonių, kurių dabar nebėra. Tai dar sik norėčiau pasakyti, kad tvirtai manau, kad mūsų šalyje visuomenės pakantumo kartelė ir atsparumo lygmuo populizmui ir dėja naujiems nacizmo aidams turi būti aukštesni, jeigu mes atsiremiam į tą siaubingą, unikalų ir galbūt numeris 1 Europoje iki galo sunaikinimo faktą. Iki galo. 94,5% reiškia iki galo tauta sunaikinta. Aš atsimenu, žiūrėdamas į poną Kaminskį ir į Lenkijos ambasadorių, kaip Varšuva prieš kelis mėnesius, gerbama pirmininkė, mėly kolegos, paminėjo Varšuvos geto sukelimą. Tai buvo didinga. Geto pasipriešinimo dalyviams buvo suteikti aukščiausiai apdovanojimai, kariniai apdovanojimai. Įsivaizduojat, Lenkų kariuomenė suteikė jiems saliutus, tiems, kurie kovojo prieš nacius. Didingi apdovanojimai. Aš pasiūliau, ir gerbama Viktorija, jūs šitą žinote, dieną pavadinti ne Vilniaus geto likvidavimo dieną, nors esu irgi autorius to pirmo pavadinimo, o kitaip. Lietuvos Vilniaus geto žuvimo diena ir Vilniaus geto ir kitų getų pasipriešinimo diena. Jie priešinosi. Tik Samuelis Bakas čia jums sakė, kaip jie priešinosi. Jie pogrindį
parodydami, kad jie nepasiduoda žmogiškumo sunaikinimui, atidarydavo savo parodas, dailės parodas. Grojo Bethoveną ir Bachą, Mozartą Vilniaus gete, kada vaikai jų buvo atimti. Parodyt, kad jie netapo vergais, jie yra laisvi žmonės. Šitą laisvų žmonių bendriją, Vilniaus getas, Šiaulių getas, Kauno getas, iš kurios mano šeima kilusi, yra be galo svarbi pasauliui. Suprantat, kaip žmogus išlieka laisvas, taip kaip Samuelis Bakas ir mūsų geto kaliniai, būdamas gazdinamų ir naikinamų ir nenulenkia savo galvos. Tokių pagrindų atkurta Izraelio valstybė. Pasipriešinimo pagrindų. Neleis sunaikinti tautos. Žydų dabar būtų buvę 36 milijonai. Jų yra tik 14 milijonų po 6 milijonų sunaikinimo Antrojo pasaulinio karo metais. Lietuvos valstybė, aš labai džiaugiuosi matydamas savo Izraelio draugus, kad galėčiau pasakyti, kad Lietuvos valstybė jungtinėse tautose, generalinėje asamblėje pastoviai balsuoja už Izraelio teisę išgyventi kartu su Jungtinėm Amerikos valstijom ir su kitom, kai kada negausiom valstybėmis balsuoja už Izraelį prieš Izraelį menkinančias rezoliucijas. Čia yra didelis dalykas. Tik prezidentas atidengė užvakar atidavė lentelę Antanui Ulpiui, lietuvių bibliografui, kuris ištausojo tą Abromo Suckeverio, Abakovnerio tausotą palikimą pokario metais. Ir dalį tų torų mes perdavėm, 300 torų mes įteikėm izraeliečiams, kad jie galėtų naudotis, kadangi jie hebrajiškai skaito kaip savo gimtąją kalbą ir galėtų nuo 16 amžiaus, 15 amžiaus, 18 amžiaus parašytos Lietuvoje šventraščio puslapiai galėtų būti naudojami Izraelio ir kitų bendruomenių rankose. Aš norėčiau pasakyti, kad kalbant apie aštresnius dalykus, tik atidarydami netaip seniai su gerbiama Viktorija Šiauliuose teisuoliams skirtą skverą, dėja, Ukmergėje mes turime Juozo Krištaponio paminklą, kuriame mes visi laukime jau 10 metų, kada jis bus demontuotas. Lietuvos genocido centras turėtų suderinti tuos visus statusų suteikimus. Ir kaip sakė JVŠM direktorius, mes negalime turėti Lietuvos jaunimo, pavyzdžiui, tų žmonių, kurie pokario metais, ko gero didvyriškai, taip, kovojo su sovietais, bet metai iki to šaudė į vaikus ir moteris. Tai šitie žmonės tai nėra sektinas pavyzdys mūsų jaunimui. Todėl mes turėtumėm rimtai peržiūrėti tos sąrašus ir pasižiūrėti, kad jų tarpe, aš įsitikinęs, 90% tai yra didvyriai. Bet kiti negali būti didvyriais. Ir tai yra mūsų bendras požiūris. Aš abejoju, kad šitoj salėje atsirastų kitų žmonių, kurie balsuotų kitaip. Grįždamas prie pastabų, kas dabar kaip vartojamas holokaustas, mes su Faina Kuklianskytė, kuri šiandien puikiai kalbėjo, nusintėm laišką tokiam prezidentui Putinui. Ir pasakėme, ponas Putinai, prašytumėm holokausto nenaudoti savo geopolitiniams groboniškiams tikslams ir kitų šalių užėmimui. Mes, žydų tauta, galim kalbėti apie tai, apie likimą, nenaudoti to propagandai ir geopolitiniam imperiniam tikslams. Ir šis laiškas buvo paskelbtas visuomeniai. Tik ką, kaip aš jau minėjau Varšuvos getą. Ir mano brolis išėjo iš gyvenimo, Markas Zingeris, rašytojas, ilgametis Žydų muziejaus direktorius, intelektualas, poetas, tą pačią dieną. Pons Kaminski, tuo metu, kai mes su Faina buvom Varšuvoje, jisai mirė, kai mes minėjome holokausto metinės. Ir tai minėjome, kad Vilniaus geto himnas, Vilniaus geto pasipriešinimo himnas tapo Varšuvos geto pasipriešinimo himnu. Zokniškeimalas dugeis demlestum vek. Niekada nesakyk, kad tu eini į paskutinį mūšį, į paskutinį kelią. Tai yra Hiršo Gliko sukurtas himnas, jauno poeto žuvusio Vilniaus gete.
Jeigu leistumėt, aš norėčiau perskaityti kelias eilutes, kurias jaunystėje parašė mano brolis Markas Zingeris Varšuvos geto sukilimui. Tas eilutės yra tokios. Pavadinimas Sudegęs getas 43 metų balandžio mėnesio Varšuvos geto sukilimo atminti. Aš Varšuvos getas. Gurvolis jo kietas, jo bulvių maišelis ir vaikas suskretęs. Aš Varšuvos getas, o mano tėvynė patvyno Saliamono vynas kraujų nuo balkonų ir stogo lavonų. Aš amžinas mėno virš gatvių skeleto, virš meilės skeleto. Aš Varšuvos getas. Išeikim į mūšį, iškėlė lasdas, išrėtė barzdas už virtuvės godas, vaikai kaip karveliai nuo mūsų balkonų. Kai saulės medalis ant purvino fono, ir pilkas jų kraujas, ir akis jų gyvos, spurdėjimas gyvas ir smuiko motyvas, su šimtmečiais kaujas. Norėčiau padėkoti Jums už dėmesį ir balsavimus, už tą pažangą, kurį Lietuva padarė įveikiant, gražinant atmintį, padarant taip, kad ir rinkėjams kasdien būtų svarbu Lietuvos žydų atmintis ir mes turėtumėm tos pusę miestelių gyventojų ir miestų kasdien savo politiniam gyvenime ir tie standartai pasisakymų mūsų šitoj salėje būtų susiję su šia atmintim. Ačiū. Dėkoju Emanueliui Zingeriui, dėkoju visiems dalyvavusiems, pirmajam atkurtosios Lietuvos valstybės vadovui Vytautui Landsbergiui, Lenkijos Respublikos Senato pirmininko pavaduotojui Michal Kaminski, Pasaulinio holokausto atminimo centro pirmininkui Dani Dajan, Lietuvos žydų litvakų bendruomenės pirmininkiai Fainai Kuklianski ir visiems kitiems ir skelbiu minėjimą baigtą.